Aš nežinau, ką čia darau. Na, čia. Man irgi taip stovi. Šiandien esu su Henriku. Vikšraičiu. Sveiki, aš Paulencijus, esu Sparta Gym ir šiandien su Henriku. Išbandysime kickboksą. Žiūrėjom. Važiuojam. Iki mirties. Supykęs draugė. Iškart labiau pykt pradėjo. Ginkis, rankas prie galvos laikyti. Rankas, ginkis. Yes! Yes! Nepataikė, man atrodo. Pataikė. Tai čia psichologiniai momentai. Patiko, kai kažką skriaus galima, nemokamai. Už dyką ir legaliai. Nu, apšilimą. Gerai, važiuojam, bėgam ratu. Bėgam. Pas mus smūgiai visi iš korpusų, tai reikia apšilti korpusą. Rankas laikyk prie skruostų, judėk ratu, judėk. Rankas laikyk prie skruostų, žiūrėk ir nugarą suk. Suki ir žiūri tiesiai, smakrą nuleis žemyn. Rankas laikyk prie skruostų, nes pas mus smūgiai visi eina iš korpuso. Iš rankos smūgis yra silpnas, bet iš korpusos daug stipresnis. Tai va tą korpusą reikia mums apšilti. Įsivaizduok, leis po ranką, judėk, bet nelenk galvo žemyn, nes gali kelį gal. Lenkyti kojas ir petį suki priekį. Ten, kur nosis žiūri, ten ir muši. Varyk. Bet rankos nuo galvos. Sukinėk pečių juostą. Keliais pasmūgiam, rankom tarsi paimu kažką ir dubinį į priekį. Čia yra kelias pakeltas, o čia ir dubuo į priekį kišta. Tai va smūgis, kad būtų stipresnis dubuo. Aukščiau stiebiamės, kad pataikytum čia kažko, žinai, į galvą žmogų. Jo, bet tik savo neįsispirk, nežinau, aš per savo treniravimo karjerą matęs visko. Dabar tas Spartos spyris. Viena, kita. Žinai, kur dėsi Sparta. Į pilvą. Stumi, kita koja, stumi ir pajudi į priekį. Duok man savo koją. Visur smūgiuoji horizontaliai. Smūgis eina iš kaulų. Kelį biškį sulenk ir turi pataikyti šitą vietą. Bum! Žiūrėk, aš laikau ranką, aplink mano ranką biškį. Pasuk, kada apšildyk tą dubinį. Varyk. Keliu sulenk biškį dėl stabilumo, rankos čia. Ir nekrenti nei ten, nei atgal, nei į priekį ir visur tą balansą išlaikai. Nes tu turi smūgiuoti. Dabar žiūrėk, kaip judėti reikia. Pirštukai pakelti ir judi. Priekį, atgal. Taip. Varžovą už nugaros užleisti negali. Judėk. Užleisti negali, nes jeigu užleisi, nematysi, ką jis to padarys. Atgal ir tu pėdai. Plačiau biškį. Į kitą pusę ir visą laiką kairė koja į varžovą. Į šoną, į kitą šoną, kairė priekį, nesutik dešinė. Šaunuolį. Ir iškart intens. Kiek pirštinių turit porų? O kiek tau jų reikia? Šitos bus suplėšytos, reiks kitų, ne? Nu, kiek, pavyzdžiui, kiek keičiat? Keičiam, žinok, nes jas kol suplyšta. Kažkur pas pusę metų. Kuo daugiau sportuoji, tuo daugiau reikia keisti. Kainuoja jos nedaug. 100 eurų gal. Šiaip iš tikrųjų nemažai. Kuo kokybiškesnis, tuo brangiau kainuoja. Kaip ir kėdukai Sportlandė. Ta rankos laikomos prie skruostų, alkūnės prie korpuso, nes per korpusą irgi gali gauti. Tai tiesiog numesk rankas, o šitas pakelk aukščiau. Bet manęs nedaužysi? Daužysiu. Ne, juokauju, ne. Kelius sulenk, dėl stabilumo ir dabar mokysimės tiesius smūgius rankų. Kairę muši, kairę ranką. Laikyk mane. Čiurną suki. Kairės kojos? Jo, kairės kojos. Ir svoris eina daugiau ant dešinės. Ir krumpliais muši, stabiliai pataikai, alkūnę užfiksuoji, ištiesi ranką, bet užfiksuoji taip alkūnę, kad nebūtų visiškai išties. Viskas. Ar muš dar kartą. Pam ir grąžini ranką atgal. Rankos prie skruostų. Vėl. Pam ir grąžini ranką atgal. Vėl rankos prie skruostų dar. Pam. Čiurną suk, prašau. Čiurną suki, tai panaudoji tą korpusą. Pusė kūno masės eina į priekį, nes ranka, jinai sveria 5-6 kilus, o kai panaudoji pusę kūno masės, tai jau gali nuplėšti žmogui galvą. Arba kokiai nors piktai draugiai, buvusiai. Kai susipykot dėl berno. Važiuok. Krumpliais, ne pirštais. Gerai, padėdai, su šitą užfiksuok dabar galvoj, kaip reikia daryti. Padėk dabar tą kulną, dabar dešinę tą patį. Dešinę muš. Ne, koja visą laiką lieka ten pat. Rankos labai prie galvos. Dešinę mušk. Čiurną suk, prašau. Mokytas parašė dvejetą. Draugiai, susipykais draugė. Bernas nervuoja. Dabar abudu vienodi, ką mes darėm, bet ir kairė, ir dešinė smūgio. Pirmiausia kairė,
Bam ir dešinė, bam. Ir čia vadinasi dviejetukas. Bam, bam. 1, 2. Nu, čiurna sukinėk. Čiurna. Va, krumpliais, taip. Pam, pam. Nu, visai neblogai, dvojkiam. Judėk su manim. Ant kojyčių. Va, judėjai. Sustoji. Op. Pam, pam. Vėl judi. Niekad varžovo už nugaros neužleidi. Niekad visą laiką va su tokiu judėjimu. Sustoji ir op. Pam, pam. O, vėl, neužleidai, vėl, op, pam, pam. O, pas mane, atgal, op, pam, pam. Ir visą laiką plati stovėsena. Op, bam, bam. Krumpliais, ne pirštais, op. Nes mes norim kuo daugiau žalos daryti. Bet gerai, šiaip jeigu už galės nerašyti mokyklai. O tu kelintokį klasį? 12. 12. Tai ką, tai ten pamokas nereikia eiti. Dabar pasiruošimas yra, kai šitą petį, dubenį ir čiurną užsukį. Suk. O, ne, laikyk ant žemės ir užsukik taip. Va taip. Čia pasiruošimas kairės rankos šoninių smūgių. Stovėk taip, kai stovi, muši ir muši šoninių smūgį 90 laipsnių kampu, krumpliais pataikai, čiurna kairė sukasi. Suk. Va taip. Ir svoris nešas. Tai dabar vėl stovi neutraliai, pasiruoši. Ne, į kitą pusę. Va. Rankos prie galvos ir muši čia man va iš šitą ranką. Bam. Šoninių smūgį jausi. Bum, į žandą. Vėl stovi. Pasiruošiu. Bam. Neskauda? Ne. Dar. Bam. Kažkam skaudės, kažkam pataikys. Biški pirštus skauda, ne? Tai pirštus būtinai suspaus kumščius, atpalaiduok, žinai, delnus, kai nemuši, bet tik kai muši, tada suspaus kumščius. Ir ne taip skaudės. Kairė tiesus, dešinė tiesus ir šonis, tą, kurį dabar darai. Jo, bet va tavo dešinė ranka grįžta prie galvos. Keliai sulenkti ir bam, bam, bam. Nu. Bam, bam, bam. Nu va, čia yra kombinacija, tikrai nėra nei labai techniška, bet tu jau ją padarai. Dar vienas svarbus dalykas, kad šita ranka gina galvą. Nes jeigu tu muši ir negini galvos, tai gali gauti per galvą. Logiška, ne? Mike Tysonas, kodėl tą pirštinę valgė? Valgė? Ne. Gal galvojau, kad ausis ten. Bam, 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 per ausį. Vo taip, dar. Bam, bam. O, kai mušo, žiūrėk, iškart labiau pykt pradėjau. Žiūrėk, op, 1, 2, šonis. O, čiurna sukinėk, atsimink. Kairė, dešinė, bam, šonis. Va, bet šitas krumpliais labiau. Nu, va. Gerai, šaunuoliai. Dabar žiūrėk, pamėginsim kojom. Galvojau, bus žymiai lengviau ir galvojau, pradėsiu kickboxą lankyti, bet man rodos į Santaškes po šito važiuosim. Nes viduje tai taip biškai pamelinavę pirštai ir skauda. Ką čia jau ant manęs stumėt? Gerk, pagirdysiu tave. Jo, tau mergaitė, pagirdysiu. Jo, tau tai. Dabar duok man koją. Duodi man koją, kelis sukasi, šitą ranką moji, kad tau petis suktųsi labiau ir dabar dubuo. Kiški priekį dubinį, va taip. Va taip tu turi susmūgiuoti į taikinį ir koja grįžta atgal. Ir ranka grįžta irgi prie galvos. Dabar nemuš stipriai, bet uždėk man koją. Vap, palies pilvą, bum, ir koja grąžink atgal. Muš, dabar jau čia biški gali stipriau, bam. Jo, ir vėl atsimink, palauk, neskubėk. Šis patinka. Šitą dešinę ranką moji ir dubinį kiši. Dar. Pam, ir koja grįžta atgal. Palauk, pajudom kaip mokėmės. Pajudom, sustojam, op. Ir muši. Bam. Ir atgal grįžtų. Ranka prie galvos. Nu, visai neblogai. Dar. Bam. Ir atgal. Vėl judi. Op. Nu, visai neblogai. Sugalvau. Padarysim tokių 10, įdėsim į TikToką ir parašysim. Čia Paula, čia heiteriai. Čia Paula, čia bernai durni. Čia Paula, čia... Čia Paula, čia dar. Dirbam treneriu. Nu, tai muši. Atsimink. Stovėsena. Ir dar. Ir koja grįžta atgal, stabiliai. Ir suki dubinį, ranką moji. Dar labiau sukis į tą pusę. Va, gerai, dar. Dar. Ir koja grįžta. Įsivaizduok, jeigu aš be šito blyno būčiau miręs. Pabandom? Ne. Dabar žiūrėk, jungsim viską, ką mes mokėmės. Rankos, kojos, stovi stabiliai. Boksininkos turėsina. Vėl kairė, dešinė. Šonis, čiurnas užmišti sukinė. Dar kartą. Kairė, dešinė, šonis ir pam. Jo, bet per vidų, per čia. Per vidų, va. Jau biškis tikslumo reikės. Nu, mušk. Bam, 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 bam. Ir kuo grįžta atgal. Nu, va. Čia jau yra kombinacija. Galėtum ją mušk kokius 300 kartų stipriau ir greičiau. Bet kiek turim, tiek turim.
Dar. Bam, 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 bam. Op, 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 op. Ir ko grįžti atgal? Atgal visada, nes jeigu negrįžti atgal, bus sunku. Nu, kaip jautiesi? Nu dar kartą. Gerai, judam, op. 1, 2, šonis, bam, koja grįžti atgal. Nu, va, šaunuoliai. Man gal skauda, nes nagai lygiai, aš nežinau. Nu, tau nemušim. Čia kas medis? Galima su šitu. Girdi? Garselį. Net skauda. Skauda? Skauda. Bet per kančias į žvaigždės. Nori šitą pamėginti? Ne. Vien. Blokas yra čia nuo kojos spyriui. Muša kažkas kojo ir atsitrenkia kaulas į kaulą. Tai jeigu iš visų jėgų tai darai, kojos netgi lūžta. O jeigu turi tvirtą koją, pagaliais ir viso kitų treniruotę, tada kojos nelūžta. O kokia didžiausia trauma buvo įvykus? Man asmeniškai, gal skruostikaulių lūžis. Čia turiu 3 titanės plokšteles. Nors, tarp kitko, kreiva ne nuo šito sporto, nuo kaimo šokių, bet nesmei. Turėjau šonkaulį lūžusį, turėjau ranką lūžusį. O kojos tvirtos? Kojos tikrai tvirtos. Kojų lūžusių dar neturėjau. Nu gerai, mumis treneriai irgi daužydavo gimnastikai su pagaliais. Bet Jaučiu ne per kojas. Nu, pavyzdžiui, jeigu neįtempi piršto, jeigu koja sulenkta, tada reikia kelią ištiesti. Tai neskaudžia. Ta, kurį mokymės. Bam! Vėl garžinį koją ten ir bam! Ne, pirmiau atsistok. Ir vis stabilumas vėl. Ant kelio, vėl atsistoji ir midlas. Bam! Suk daugiau dubinį šitą pusę ir į tą pusę svorį. Oi! Va. Rankos prie galvos ir dabar pasimokinsim biškį gynybos. Laikyk rankas aukštai, kelius sulenk ir dabar gauni ant kaktos. Laikyk, minkštoji pirštinės dalis turi būti ant kaktos. Ir va gausi smūgį. Bam! Nelabai malonu. Nemalonu, bet čia O vat yra malonu. pastebėjot per savo karjeros metus vis tolyn ir tolyn, kad biškį su galva daros blogiau, ar viskas gerai? Man su galva niekada nebuvo gerai, bet dar išlementi iš išlų sakinį dar sugebu. O su atmintim gerai? Aš su atmintim niekada problemų neturėjau, viskas liuks. Visi sako, kad kovotojai yra, trūksta jiems smegenų, bet iš tikrųjų tarp kovotojų, tarp mūsų klube ir kituose klubuose yra išsilavinusių ir baigusių žmonių. Tad noriu sugriauti šitus mitus ir visi... O ką po 12 klasės veikėt? Universitetą. Kokį? Sporto universitetą. Lietuvos edukologijos universitetas buvo tuo metu. Baigiau aukštą, įstojau į magistrą dar, bet magistro vis dar nebaigiau, nes nebuvo laiko per sportus, bet aukštai turiu. O kiek kartų per savaitę treniruotės ir po kiek valandų? Kai varžybom ruošiesi, sportuoji 10 kartų per savaitę, plus 1 kartą kardio gale savaitės, tai gaunasi 11 kartų per savaitę. Ir laikas yra 1:30 minučių treniruotės. Taip, ganėtinai daug praleidžiam salėj, bet reikia pasiruošti, kad kitas būtų silpnesnis nei tu. Tu žinai, ką reiškia ruošti. Ar aš sugebėčiau dalyvauti ultimui? Ar turiu potencialą bent šiek tiek? Nu, galėtum jaučiu. Ne visus, bet dirksti tikrai negalėtum. Ne, aš ne apie vyrus, šneku apie moteris. Ai, apie moteris. Tai dar lengviau. Kai kuriuos su vyrus nugalėtum. Biški nugarą lošk atgal, jo ir pataikai ir koja gražink vis tiek atgal. Pam, jo, bet ne pėda, o kaulų. Šitą vietą. Čia vadinasi high kickas. Įsivaizduok, kaip muši Petrui galvą. Oi, iš karto stipriau. Už tai, kad apie mano mamą Gražiai šnekėjo. Negražiai šnekėjau rūpužiai. Nu, davai. Eiš, ir koja grįžta atgal. Nu, visai neblogai. Eiš, nu, net ir garsas. Girdis. Opa! Nu, Dabar kojyčių gal neskaudės. pelenė, ne taip kažkia. Batukas tinka tau šitas? Tinka, dėdė. Dėdė, plemba, baig, prašau, gerai? Savo dėdė. Atsiprašau, dėdė. Gerai, palauk, biškut užsis. Ir tada būni šaltas ginklas. O dabar, sparingėliai, iki mirties. O, pažiūrėk. Ginkis rankas prie galvos laikyti. Taip,
Aiš. Pagalvok apie gynybą. Laikykės prie galvos, nes paskui žinai, aš tau pataikysiu, į mokyklą eisi su fananu. Mažk. Ir gažinkis rankas. Ginkis. Yes! Yes! Nepataikė, man atrodo. Pataikė. Nebejauti. Nebejaučiu. Aiš. Tik keliu nepataikė. Aiš. Va. Aiš. Nieko nejaučiu. Aiš. Va. Tik žiūrėk pati, savęs ten nuskriaus. Galima į pilvą. Visur galima. Dar nesimokėm pilvą. Matai, sparingai nėra tas pats kaip kova, nes čia jaudinėsi, čia psichologiniai momentai. Referis prieina. 1, 2, 3. Rankos pakels. Nespėjau pirštinės susidėti. Nesvarbu. Aš pirmą kartą galiu iš visų jėgų kažkam padaužyti galvą, taip gerai. Į galvą. Nepataikė nei vieno smūgio. Ei. Nu, davai. Aiš. Nu, važiuojam. Viskas. Ir vėl skaičiuojam. 1, 2, 3. Gerai, viskas pasiduoda. Čempionė. Winner. Wow. Gerai, kad pasidavė. Kovokit iki galo visą gyvenimą už viską. Žiauriai patinka iš kojos, žiauriai. Kai žmogų mušam. Patiko, kai kažką skriaus galima, nemokamai. Už dyką ir legaliai. Bent kažkur prireikėjo tas kojas pakilnot, apart gimnastikos. Ačiū treneriui už treniruotę labai. Ne, reikia taip sveikinti. Bam, ne, taip, žiūrėk, sumušam. Tas žiedas tai normaliai čia nudrisk. Atsiprašau, vienas iš apačios, į viršaus žaibas ir alkūnė. Oi. Karočiai, Nu, su čytinė, jeigu tu per varžybą šito nenusiemi. Žiūrėk. Sparta. Čia taip kaktą man prakirstų. Štampuočiau visiems reklama. Ant kaktos. Pam. Gerai, dabar špagatą prašau padaryti. Per trenerio vestuvės merginos šoko aikštelė ir prašė, kad padaryčiau špagatą. Tai šokau, plyšo kelnis visas ir plyšo mano hamstringas. Tai negalėjau 1,5 mėnesio vaikščioti. Tai žinok, nepadarysiu, nes ten ir per jėgą nepadariau. Kiek sugebu, tai tik tiek. Bet matai, kur linija? Koja čia turėtų būti. Ne, tik Ir spaudžiam. Ne, va tik tiek sugebu. Nu, bet šiaip neblogai, kaip vyrai tikrai. Ir koja visai neblogai pakeliu. Beveik kaip aš. Biški trūks. Išmokai šiandien kombinaciją ir ką norėtum top 5 išvardink sumušti tokius. Nu, čia dabar nenoriu vardinti vardais, kad... Manau, su tokiais sugebėjimais galėtum visus juos sumušti. Ir kas jau tokie būtų? Tai populiariausius pirmą dėl kontento, tai būtų visi Utmos dalyviai, Jungle Kingo dalyviai. Gerai, šiaip visus savo bernus, su kuriais blogai baigėsi bendravimai. Užuojauta jums. Kada artimiausia kova? Vasario 22. O, Žalgirio arenai. Kas norit pamatyti? Pirkit bilietus jau dabar. Opa. Na kągi, pavargau, tikrai nemeluosiu po kickbokso, bet patiko, tikrai. Komentarus rašykit, kokius kitus sportus man pabandyti. Iki. Tai Petras patinka tau ar nepatinka? Petras tas, kur... Šiaip labai panašus balsas ir tas vat akcentas žiauriai. Ir grėtinė šiaip mėgsta. Aš irgi.